21-ame tarptautinėme Lietuvos kino festivalyje Kino pavasaris bus parodyta lietuvių režisieriaus Raimundo Vabalo filmų retrospektyva. Pirmasis Raimundo Vabalo kūrybinis dešimtmetis ypatinga žanrų įvairovė, drąsių eksperimentavimų su kino raiškos priemonėmis, leidusių jam praturtinti lietuvių kino istoriją išskirtinės stilistikos filmais. Retrospektyvoje žiūrovai galės išvysti diplominį Raimundo Vabalo filmą Žingsniai naktį. Jau klasika tapusi laužo scena atskleidžia režisieriaus talentą kurti metaforiškas mizenscenas, o operatoriaus Jono Griciaus kameros darbas visame filme šešėliams suteikia gyvų žmonių svorį. Kino kritikas Saulius Macaitis apie šį filmą ir visą aprašytą šokio prie laužo sceną rašė. Filmo herojika, jos stambus potėpiai, dokumentalumo bruožai, mikliai bei logiškai auginama įtampa čia pat sąmoningai konfliktuoja su atvirai ekspresionistinėmis spalvomis, galbūt apeliuojančiomis net į vidinius kiekvieno žmogaus demonus. Prašom jūs į kairę, o jūs Zigmai į dešinę. Judu negalit būti kartu. Grošiai ir centie vaidėjas. Unikalus nacionalinio kino istorijoje yra Raimundo Vabalo filmas Marš marš tratata. Režisierius pasirinka politinės satyros žanrą. Pagal Mykolo Sluckio romaną sukurtas filmas Laiptai į dangų bene vienintelis nacionalinėme kine bandymas pasakyti tiesą apie pokario metus. Šiame filme galima pamatyti Raimundo Vabalo eksperimentavimą su lėtinimo technika, scenos montažas įtaigiai augina įtampą. Ką? Nelįskegi! Rūpušės bandit palaikai! Gyvas! Ar girdit smalačiai? Gyvas! Gyvas! Birželis vasaros pradžia labiausiai nuo sovietinės cenzūros nukentėjęs Raimundo Vabalo filmas. Pats režisierius interviu su kino kritiku Valerijumi Fominu yra sakęs: buvo 6 variantai, o liko pats blogiausias. Mudu su Isoku Meru braukiam naujus atradimus ir grįždavom prie kažkokių pradinių eskizų. Taip ir atšliaužiau iki filmavimo, o toliau begalinė istorija. Išjunkit sireną! Koks kvailys! Akmuo ant akmens originalus Lietuvos kino istorija vaizduojamųjų laikotarpių. Baudžiavos laikai Lietuvoje filme rekonstruojami susitelkiant į vieną dvarą, 2 tragiško likimo dvarininkus ir aplink jį gyvenančių kaimo žmonių tylią kovą su neteisybe. Jie karstani dėjo bizūną, o jų kalba tai reiškia plaksit mus. Išmesim lauk ir jūsų kūną. Siūlyčiau švelnesnę taktiką. Režisieriaus filmai, pasak kino kritikės Živilės Pipinytės, leidžia pamatyti, koks galėjo būti kitoks lietuviškas kinas, jei jis būtų pasekęs Raimundo Vabalo pasiūlytų kelių. Visi filmai išskyrus Marš marš tratata bus rodomi iš 35 mm juostos.